visi kažkokie tai kartu, fitukai, visi... Fitukai irgi bus. Bet bus, sakykim, DMK dienos kūrinys, ar ne? Radikalas, manau, kad bus radikalas, įvairių labai bus. O kitų svečių nebus tame albumui? Bus. Bet negaliu labai išduoti. Toliau turiu aš klausimą apie vėl tą patį Soul Kitchen. Žiūrėjot filmą? Ne, tu žiūrėjai? Žinot, kas per filmą? Yra filmas? Labai populiarus filmas. Tai vat man ir kilo klausimas, ar čia jūsų pavadinimas rėmėsi to filmo pavadinimo, ar kaip? Ne? Viskas rėmėsi pavadinimu to, kad aš, kai pasidariau savo namų studiją, tai buvo virtuvė. Ir norėjau pavadinti Kitchen Records, bet Kitchen Records jau yra padaręs vienas rusas reperis. Tai sugalvoju, kad Soul Kitchen kaip vienas žodis. Labai puiku. Turiu dar vieną klausimą apie mixtape'ą Kubikas Rubikas. Taip. Sakai, nori pakalbėti? Nenoriu. Va ten kamerą prašom. Kas jį sudaro? Sudaro begalę mano įvairiaus stiliaus gabalų su visokiais Klaipėdos, Vilniaus, Panevėžio atlikėjais ir daug eksperimentų. Daug gabalų? Be galo. Per daug. Be krašto, ne? Per daug, ne. Viskas kol kas užteks. Darom pertraukėlę. Why see the lonesome waiting there? Oh my little darling. Ką šiandien gatvės muzikoje dienoje Panevėžyje sutikome garsų Panevėžio muzikantą, gitaristą Fischerį. Jau, toks žmogus. Žmogus grojas daug grupių. Su įvairiais atlikėjais gal gali papasakoti, su kuo groji. Beveik su niekuom. Beveik. Bet taip, jeigu be bairių sakyti, blemba, visą gyvenimą ieškau bendraminčių, kokių metal galbūt. Aišku. O kaip kilo? Simpatizuojančių tokių va, tokiai piktai muzikai, daug pykčio, bet taip, tiesiog mintis. Aha, kilo pagrot gatvės muzikos dienoj. Mintis su kolegom. Yra kolegos mano ir tokios projektėlius darom tiesiog, kad visai nenusent, visai nemirti. Tiesiog taip. Ir su kokia grupė šiandienai groji? Forward to Med. Darom projektą Forward to Med, pirminį beprotybę. Tokia, bet tos beprotybės siek reikia atrepetuoti kažkaip. Bet nors netrepetuosi tos beprotybės, beprotybė turi eiti iš kažkur, iš vidaus. Va. Kažkokia, bet tai esu menkas pašnekovas. Tai ką, dėkui už atsakymus ir ieškoti kitų garsių muzikantų Panevėžio gatvėse. Kalėdas, pasaulis lieko lėtas ir aš visai čia ne prie ko. Pasaulis lieko lėtas, pasaulis lieko lėtas, pasaulė. I call love, I must get around to it, daddy. Crazy little thing called love. Woo! At the spring, I call love, I just can't handle it. Hey, kalbinam DJ Senis in the house. Jo, DJ Senis in the house. Dabar tu in the house bus. Senis man duos pasuk plokštelės. O jisai žino, kad aš esu didžėjus. Ar ne? Taip. Muzikinis Rūsys, Respublikos gatvė 28, Panevėžys.
garso, apšvietimo ir muzikos instrumentų parduotuvė, garso įrašų studija, renginių organizavimas, įgarsinimas, apšvietimas. Laukiame jūsų darbo dienomis nuo 10 valandos ryto iki 18 valandos vakaro, o šeštadieniais nuo 10 valandos iki 14 valandos. Čia jūs rasite tai, ko jums reikia. Taigi, pas mus vyksta rokiruotės, žmonės keičiasi, nebesuprasim kas kur kaip. Ir klausimas iš mano pusės toks bus. Individualus kiekvieno atlikėjo planai. Pats DMK. Planai tavo. Planai mes turim su Sevraus kūrė grupę ID26 ir planuojam paleisti gabalus atskirai, paskui gal mixtape'ą padaryti. O, įdomiai. Mikro. Aha, aš tai su reperiu Skrebe iš Vilniaus darau šiokį tokį projektą ir Tai bus irgi kaip mixtape'as ar albumas, EP? Turėtų albumas išeiti taip. Turėtų albumas. Radikalas nieko nedaro, jis tai labai puikiai. Mano pečiukai čia dar vis tiek. Tai taip gražiai čia pasakojot, bet gal galite užduoti klausimą Razinai, mūsų muzikinė Rusio gatvėje. Gerai, tebūnė klausimas panevėžiečiams. Kokie žinote repo grupės Panevėžį? Išvardinkit bent vieną. Išvardinkit bent vieną. Praeities akimirkas, kas pasakys man, kokios buvo veido išraiškos tų žmonių, kurie būdavo šalia ir girdėjo gerą bitą, tą patį bitą, gerą melodiją pagerindavo visą šitą. Dabar jau pamenu, tai buvo šalta žiema traukiny, tą kartą aš klausiau Talib Kweli. Aš supranti, ką noriu pasakyti, laikas taip ir nori pats save praryti, o aš stabdau akimirkas savo atminty, tai ką girdėjau traukiny, liko praeity, jį labai vaizdinga, tu klausai, o tau netinka, nepatinka, taip dažnai jau atsitinka, kai girdi garsus. Jie pateikia tau praeities vaizdus, gal malonius, o gal labai liūdnus. Šitai pratas apsisuks, epizodai nusisuks. Ar tu matai ženklus, ar girdi garsus, tikrus gerai išdirbtus, jie greitai įsisuks į pasąmonės verpetą ir pamiršti jų neverta ir nelemta. Po kelių metų spaudžiu play, tai tie patys garsai, ar tu jų nepamiršai? Apie tave, ne, apie mane, ne, ar tu girdi tai, ką tu manai? Apie tave, ne, apie mane, ne, ar tu girdi tai, ką tu manai? Mani pasąmonės kodų stringa epizodai iš kelionės, mes vienam kelyje, ei žmogau, ar mane girdi, ar dabar tu nieko nejauti, sustingsi vietoj ir klausimų žvilgsniu žiūrėsi į mane, o aš sakysiu tai apie tave, o apie mane, viskas atsispindi suvokimo veidrodyje, tai kaip tolimųjų reisų plaukiojime, dalinkis įspūdžiai su manimi, aš pasakysiu, ar man yra tai buvę, ar kelioniai epizodai lieka nusisukę, nuo dabarties, kai taip atsitinka, noris pasakyti, kad praeities nėra, yra tik laiko pertvara, kurios mes nesuvoksim, tik ilgai galvosim ir vėl žaisim su tuščia erdve. Ei, kur tu klausai manęs, ar ne tavo siluetas dingo? Kiekvienas pasirinko savo, aš pasilieku vienas ir sakau, mano praeitis prasminga. Dabar girdžiu garsus, kurie patinka, atitinka atgalinius epizodus, bauskite mane, aš sklaidau pasąmoninius kodus. Apie tave, ne, apie mane, ne, ar tu girdi tai, ką tu manai? Apie tave,